Panevėžio miesto dailės galerijoje atidarytos dvi personalinės parodos – Indros Marcinkevičienės Pasinerk į savo gelmes bei Vilmanto Marcinkevičiaus Nuojautos kūnai. Indra ir Vilmantas Marcinkevičiai ir drauge ir atskirai pristato savo darbus ir menininkai šeimoje susitarė, pasidalino erdvės. Ir aišku, mes labai džiaugiamės, kad jie darbus atrinko patys ir tikrai daug pasakančius, brandžius darbus. Vilmantas Marcinkevičius net suorganizavo ir paprašė savo draugų, atrinko darbus, kurie yra Danijoje, įvairiuose ekspozicijose ar tiesiog jau, kaip sakant, kolekcijose. Ir iš Danijos taip pat atkeliavo saugiai supakuoti darbai. Manau, kad lankytojams bus įdomu pamatyti tą šiuolaikinį meną, kaip jisai vystosi, kokios tendencijos, kokios galimybės, kokios išraiškos ir miela, kad tie menininkai yra čia. Indra Marcinkevičienė – pano instaliacijos objektus kurianti menininkė, kurios darbai pasižymi išskirtiniu koloritu. Mano paroda vadinasi Pasinerk į savo gelmes. Tai paroda daugiausia skirta moters emociniam laukui, nes mano galva šiai dienai ši tema yra ypač aktuali. Pasižiūrėkit, kas vyksta ir aplinkui, kokios visokios ir nelaimės ir visa kita. Ir viskas priklauso nuo moters emocinės būklės, nes laiminga žmona, laiminga šeima. Taip ir vadovaujuosi šiuo posakiu. Pats svarbiausias dalykas yra šeimoje pagarba, nes jeigu nėra pagarbos, tai apie kokią mes meilę galim šnekėti. Atsidavimas, nuolankumas, džiaugsmas, liūdesys, įvairios paslaptys ir taip toliau, visa tai supa mus. Ir aš savo darbuose bandau irgi tai atskleisti. Pats pirminis darbas buvo sukurtas, tai Madona. Kaip matote, ta Madona yra šešiarankė. Dėl ko jinai yra šešiarankė? Už tai, kad ši Madona yra skirta mano mirusiai mamai. Ji mirė, kai man buvo 11 metų ir mes likom 6 vaikai. Tai kiekviena rankelė simbolizuoja atskirą vaiką. Ir po to man kilo idėja sukurti tokią didžiulę Madonų seriją, kuriuose aš bandau kaip tik atskleisti tą visą moters emocinę būklę. Tai čia yra ir paslapties pilnoji, ir tylos pilnoji, ir džiaugsmo pilnoji, ir tų mano akių šviesa, ir gailestingumo Madonai, ir pasinėrusi savo gelmes. Tai tikrai labai kviesčiau žiūrovus apsilankyti, įvertinti, pasidžiaugti, paliūdėti kartu. Vilmantas Marcinkevičius Panevėžio miesto dailės galerijoje debiutavo 1992 metais dar besimokydamas dailės akademijoje ir tapo simboliška, kad ir šioje parodoje puikuojasi vienas pirmųjų jo darbų, eksponuotų daugiau nei prieš 30 metų Panevėžyje. Labai smagu, nors ir po daug metų sugrįžti į Panevėžį, į Panevėžio dailės galeriją. Viena iš tokių ambicingesnių, didesnių turbūt ekspozicijų mano kūrybinėje istorijoje, nes tikrai šitą didžiulę erdvį salę kėlė daug iššūkių, kaip ją užpildyti, įgyvendinti ekspoziciją ir su kuo sutikti Panevėžio, ar ne tik Panevėžio, bet žiūrovus besilankiančius čia. Paroda Nuojautos kūnai, tokie simboliškas pavadinimas, bet iš kiekvienos pusės taip, tai dauguma mano kūrinių vis tik yra figūratyvas, figūrinė tapyba, nors nerealistinė, ekspresionistinė. Kaip ir visoje kūryboje, čia gal taip į detalės neįsiu, bet tai yra kažkokie siužetai, temos, spėjimas, galbūt ir nuojautų, ar svajonių, ar ir taip toliau. Vis tik tai šitą parodą apima praktiškai beveik visą mano brandžią kūrybą. Nuo 92 metų iki paskutinio šių metų kūrinio Moteris paukštis. Tai, sakykime, toks 30-31 metų periodas yra daugiau mažiau galima čia apžvelgti. Pati Judita, šiandien taip bekalbant supratau, kad vis tik tai 92 metai buvo pirmieji metai mūsų nepriklausomybės Lietuvos atgautos ir mūsų vėl ta nežinia, kur mes einam, ar tikrai į laisvę, ar mūsų vėl kažkur čiuptels kažkas už kupros. Ir šios dienos situacija pasaulyje, karas visas ir vėl tas laukimas tos Seno testamento Juditos, kuri gali nugalėti priešus vienu smūgiu, sakykime, nukirtus galvą priešų tam karaliui, tai, sakykime,
simboliškai šitą Judita gal neskau, kad įprasmina šitą parodą, bet jinai mus pastato į tą laikmetį, lyg taip niekada netikėjom, kad po 30 metų mes vėl kalbėsim apie taiką ar pergalę. Tai sakykime, jos pasveikinimas, iškelta ranka ir kardas, kalavijas, jisai toksai šios dienos simboliai, kurie neskau, kad jie yra pagrindiniai šioje parodoje, bet jie šiai dienai skamba gal skambiausiai ir aštriausiai. Menininkų parodos atidarime dalyvavo ir Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas, kuris dėkoja autoriams už gimtadienio dovaną Panevėžiui ir panevėžiečiams. Pirma mintis, turbūt, kurie ateina į galvą miesto gimtadienio išvakarėse, yra ta, kad ši paroda tai pirmiausia yra puikiai dovana Panevėžiui ir panevėžiečiams, jo šventės proga, tad tikrai nuoširdus už tai ačiū. Na, šioje parodoje mes randame ne tik stiprius įspūdžius, įdomias istorijas, ji mums dovanoja iš tiesų nepamirštamas emocijas ir leidžia pažvelgti į pasaulį iš autorių perspektyvos. Tad dar kartą, mielieji, dėkoju Jums už galimybę panevėžiečiams džiaugtis Jūsų kūrybą ir linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės ateities sumanymą. Indra Marcinkevičienė nepamiršo ir nūdienos įvykių kaimyninėse šalise ir vienas stendas skyrė karui Ukrainoje priminti. Šis darbas labai skiriasi nuo visų kitų darbų ir tai yra darbas apie karą. Jisai vadinasi Karalius nuogas. Ir kaip matote, pū ir tin. Pū tai yra angliškai kakas, o tin yra konservų dėžutė, bet jinai iš tikrųjų yra tuščia, nes čia yra užkonservuota rusų propaganda, kur yra nepaprastai didžiulę žalą daro rusų visuomeniai. Ir jeigu jūs šiandien įsižiūrėsite, tai čia yra ir baisių visų tų rusiškų keiksmažodžių ir taip toliau. Iš pat pradžių aš galvoju jų nenaudoti, bet paskui visgi nusprendžiau, kad reikia su jais kalbėti jų pačių kalba, nes jie diplomatinės kalbos nesupranta. Ir jeigu jie su mumis taip žiauriai, tai ir aš su jais taip žiauriai. Tai čia viskas yra prašyta, dėl ko aš sukūriau, tai mane iš tikrųjų įkvėpė visą tą karo situaciją. Niekas negali pagalvoti, kad 21 amžiuje gali vykti tokios žiaurios žudynės. Man atrodo, kad tai dar yra baisiau už tą antrą pasaulinį karą, kas vyksta. Kiek yra absoliučiai žiaurumo žmoguje, nesuprantama man. Tai aš tą visą savo pyktį irgi čia, kai sakyt, išliejau. Mano galva, bet čia yra mano nuomonė, kad tai yra 21 amžiaus Kremliaus kultūra. Nes visi sako, oi, reikia gerbti rusų kultūrą. Va, prašau, čia jūsų rusų kultūra. Indros ir Vilmanto Marcinkevičių personalinės parodos veiks iki spalio 7 dienos.